Būti pernelyg apsėstam noru nebūti rasistu iš tikrųjų gali padaryti tave rasistu. Nes jei iš tikrųjų nematytum rasizmo, jei tau nerūpėtų odos spalva, tau nereikėtų nuolat įrodinėti, kaip stipriai tu nematai spalvų. Ir visa tai, kas dabar vyksta dėl šio rasizmo reikalo, sukuria dar daugiau rasizmo, nes mūsų apsėdimas, vieni gyvenimai svarbus ar kiti gyvenimai svarbus, reiškia, kad mes nustojame rūpintis kitais gyvenimais dėl šio gyvenimo. Ir visa tai tapo šiek tiek mišrainė, ypač po visko, kas vyksta Jungtinėje karalystėje su Henriu Novaku. Bet žinoma, ačiū Dievui, turime Konstantiną Kisiną iš Trigonometry, kuris padės suprasti šią situaciją. Ir jei jūs dar nesekate jo turinio, ką jūs darote? Kalbant apie turinio sekimą, sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Meira Kay, jūsų vedėja. Mes peržiūrėsime šį visiškai epinį kūrinį, kurį jau matė 30 milijonų žmonių ir kurį turėtų pamatyti 100 milijonų, nes jis paaiškina viską, kas vyksta su šiuo beprotišku rasizmo reikalu, kai visi tvirtiname, kad nesame rasistai ir panašiai. Taigi būtinai prenumeruokite, paspauskite tą hype mygtuką, pasidalinkite su draugu, nes mes priešinamės, mums jau gana ir bandome suprasti, ko mums iš tikrųjų jau gana. Henris Novakas kaip antirasizmas tau suteikia rasizmą. Pom. Prisiminkite, lygiai prieš 6 metus, tai 2020 vasarą, o Didžioji Britanija išgyvena tai, ką jos komentatoriai su jauduliu vadina atsiskaitimu. Džordžo Floydo nužudymas Minneapolio policininko išvedė į gatves 100 000 Britų. Buvo nuverstos statulos. Korporacijos leido nuolankius pareiškimus. Britų policijos pareigūnai Britų miestuose prižiūrintys Britų žmonės klaupėsi prieš protestuotojus. Žinutė, kurią be perstojo kartojo politikai, žurnalistai ir įvairios institucijos, buvo aiški. Rasizmas žudo ir mes padarysime viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Atsiprašau, ką tik buvome užpulti dėl rasinių motyvų kai kurių žmonių. Beje, taip, rasizmas yra blogai. Rūpinti žmogumi vien dėl jo odos spalvos ar kilmės nėra gerai. Mes visi turėtume tiesiog priimti, kad yra skirtingų žmonių ir kam tai rūpi. Bet tas apsėdimas, juodųjų gyvybės svarbas. Juoda. Tiesiog priverčia mus visur matyti tik juoda. Arba bet kokias gyvybės svarbas. Tokio pobūdžio judėjimas turi daug problemų. Dabar jis čia parodys Henrio Novako žudiko įrašą. Baltasis žmogus, ką jis pasakė? Ar jis tikrai tai pasakė? Policijai reikia ataskaitos komisijos. Ir visų rūšių institucijos buvo vienareikšmiškos. Rasizmas žudo ir mes padarysime viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Atsiprašau, ką tik mūsų užpuolė kažkoks baltasis dėl rasinių motyvų. Ką jis pasakė? Ar tikrai? Ar jis buvo rasistiškai įžeidus? Policijai reikia pranešimo, kad galėtų reaguoti. Tai buvo. Norite pasikalbėti su mano broliu? Jis tada man smogė. Jis mane pastūmė atgal ant mano turbono. Praėjus 6 metams 18 metų studentas vardu Henris Novakas buvo 5 kartus subadytas Southamptono gatvėje. Gulėdamas kraujuodamas jis atvykusiems policijos pareigūnams tiksliai papasakojo, kas nutiko. Jį subadė Vikramas Digva, kuris stovėjo netoliese. Pats Digva pareigūnams pasakė ką kita, kad jis tapo rasistinio išpolio auka. Pareigūnai patikėjo Digva ir uždėjo antrankius Novakui. Jam netenkant sąmonės, kūno kameros įraše buvo girdėti, kaip jis kartoja žodžius – negaliu kvėpuoti. Tie patys 4 žodžiai, kurie prieš 6 metus tapo politinio judėjimo šūkiu. Jie buvo išpurkšti ant sienų, skanduojami eitynėse, spausdinami ant marškinėlių. Jie buvo ištarti Jungtinių Amerikos valstijų kongrese ir cipuojami parlamento debatuose Westminsteryje. Kalbant apie frazę aš negaliu kvėpuoti, tai nėra politinis pareiškimas ir jis niekada neturėtų būti politinis pareiškimas. Iš tikrųjų, tai yra pareiškimas reiškiantis, kad kažkas miršta. Aš negaliu kvėpuoti, kai tave surakina antrankiais ir kai sakai, kad buvai subadytas, gali reikšti, kad iš tikrųjų negali kvėpuoti. Tačiau tai tapo kažkuo, ko žmonės beveik nesugeba suprasti, kokia tai svarbu. Kai Didžiosios Britanijos policininkai klūpėjo Londono gatvėse, jie klūpėjo būtent dėl tų žodžių. Henrio Novako paskutiniai žodžiai užfiksuoti kūno kameros įraše, kurį Hampšyro policija paviešino ankstyvą antradienio rytą, kai tai pamatytų kuo mažiau žmonių, buvo tokie patys. Aš negaliu kvėpuoti, jis tai pasakė gulėdamas surakintas antrankiais ant šaligatvio, kraujuodamas iš 5 durtinių žaizdų pareigūnams, kurie nusprendė, kad žmogus padaręs jam šias žaizdas yra tikroji auka. Jūs nepamatysite Henrio žodžių išrašytų ant sienos. Ne vienas politikas necituos jų bendruomenių rūmuose. Ne viena korporacija nepakeis savo logotipo. Ta pati establishmentas, kuri pavertė 4 žodžius nemirtingais, kai juos ištarė juodaodis vyras Minneapolyje, tuos pačius 4 žodžius ištartus balto berniuko mirštančio Southamptono gatvėje, sutiko su tuo, ką galima apibūdinti tik ryžtinga institucinė tyla. Ši tyla nėra neutrali. Tai yra pareiškimas. Ji aiškiai pasako, kieno kančios sistemos nuomonė yra svarbios, o kieno ne. Ir ją sukūrė neseni rasistai, ne skinheadai ar chuliganai, o tie žmonės, kurie 6 metus jums sakė, kad jie tai panaikino.
Digva praėjusią savaitę buvo nuteistas už žmogžudystę ir jam paskirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos. Hampšyro policija viešai atsiprašė, jų IOPC pradėjo tyrimą. Ir šalis, kuri beveik 10-metį buvo mokama apie unikalų ir neatleistiną rasizmo blogį, liko susimastyti, ką iš tikrųjų sukūrė jos antirasizmas. Ir tai yra nemalonus apmąstymas, su kuriuo žmonėms teks susidurti, nes atsakymas nebus tiesiog paprastas ne. Mes tikrai rūpinamės visų gyvybėmis. Ne. Akivaizdu, kad kažkas judėjime juodųjų gyvybės svarbios ir tame judėjime akivaizdu, kad kažkas čia pastumėjo taip, kad kitų žmonių gyvybės tapo mažiau svarbios. Bandydami tai ištaisyti, jūs tarsi nuėjote į kraštutinumą ir mes dar nepasiekėme vidurio. Pasakyk, kad tu vis dar nevartoji kalcio papildų, tiesa? Nes tu žinai, kad tai tikriausiai tau nepadeda, ypač jei tavo organizme nėra pakankamai kolageno. Kolagenas, girdžiu, kad sakai. Taip, aš irgi buvau nustebinta, nes ir aš buvau tavo situacijoje ir nesupratau, kad po 30 mūsų kūnas pradeda gaminti vis mažiau ir mažiau kolageno. 1 ar 2 procentus per metus. Ir aš daugelį metų turėjau problemų su savo sąnariais. Išbandžiau visus papildus, o tada atradau Native Path, žolė šertų gyvulių kolageną ir viskas pasikeitė. Nes tai yra tikroji paslaptis, kaip išlaikyti mūsų odą stangrę, kaulus stiprius ir sąnarius veikiančius. Ir tai nėra šlykštu, nes jis visiškai ištirpsta vandenyje ar kavoje. Ir tūkstančiai vartotojų pranešė apie tokią pačią patirtį kaip mano. Geresnė oda, geresnis miegas, mažiau skausmo. Taigi, pagerinkite savo gyvenimą ir palaikykite laidą, nes aš tikėjausi, kad Native Path taps mūsų rėmėjais su mūsų specialiu rinkiniu ir nemokamu pristatymu. Taigi, eikite į getnativepath.com/meira, tai yra getnativepath.com/meira. Išbandykite be rizikos, su 365 dienų pinigų grąžinimo garantija. Atsakymas, jei esate pasiruošęs įžvelgti sąžiningai, yra toks. Nauja rasizmo forma – biurokratinis rasizmas. Iš tikrųjų institucionalizuotas rasizmas. Rasizmas taip kruopščiai išvalytas per pažangos ir įtraukties kalbą, kad jį gyvendinantys žmonės nuoširdžiai tiki esantis istorijos teisingoje pusėje. Tai toks svarbus teiginys, kurio galėjote tiesiog nepastebėti, nes jis taip išraiškingai kalba. Šis tikrasis institucinės rasizmas buvo išvalytas, kalba, kuris skamba labai progresyviai. Ir būtent tai mes matome visame spektre. Jei galite labai sudėtingą klausimą perfrazuoti, pakeisti jo formuluotę, priversti jį skambėti kitaip, staiga žmonės iš tikrųjų tuo patiki. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje institucinė rasizmas iš tikrųjų yra nukreiptas prieš baltuosius. Paprasta. Kaip dar pavadintumėte sistemą, kurioje mirštančio paauglio žodis yra mažiau vertingas nei jo žudikų vien dėl jo odos spalvos? Norėdami suprasti, kaip mes čia atsidūrėme, turite suprasti, ką iš tikrųjų padarė po Floydo įvykusi permąstymo banga Didžiosios Britanijos institucijoms, ypač policijai. Reakcija į Floydo mirtį nebuvo vien emocinė, ji buvo ideologinė ir sisteminė. Policijos pajėgos visoje šalyje privalomai dalyvavo įvairovės ir kovos su rasizmu mokymuose. Pareigūnams aiškiai ar netiesiogiai buvo diegiama principas, kad kaltinimai rasizmu turi būti vertinami itin rimtai. Kad istorinė institucijų nesėkmė tikėti mažumų aukomis dėl rasizmo buvo pirminė nuodėmė ir ją reikėjo išpirkti. Rasizmas yra. Kad būtų aišku, anksčiau rasizmo tikrai buvo ir nemažai. Ir tai buvo nuodėmė, ir tai buvo problema. Ir tikiuosi, kad laikui bėgant mes pripažinome, jog tai pasikeitė. Bet kas nutinka, kai kažką, kas įvyko labai seniai, pradedi sureikšminti taip, lyg tai būtų įrodymas to, kas vyksta dabar? Blogai. Bandymas tai spręsti yra gerai. Problema yra tai, kas nutinka, kai tai pritaikai realiame pasaulyje be jokio vertinimo. Jūs apmokote pareigūnus taip stipriai vertinti rasizmo kaltinimą, kad jis nusveria jų akivaizdoje esančius įrodymus. Taip ir gaunate būtent tokį rezultatą, kokį matėme Southamptone. Vyras, kraujuojantis iki mirties ant šaligatvio, maldaujantis pagalbos, o pareigūnai, kurie turėtų gelbėti jo gyvybę, sako, kad jie nemano, jog jis buvo subadytas. Kas ypač stebina šioje byloje, tai kaip jį beveik tiksliai atspindi neteisybę, kurią tas judėjimas tariamai turėjo užkirsti. George'as Floydas mirė sakydamas, aš negaliu kvėpuoti, kai policijos pareigūnas klūpėjo jam ant kaklo. Henris Novakas mirė sakydamas, aš negaliu kvėpuoti, kai policijos pareigūnai klūpėjo jam ant nugaros ir surakino jį antrankiais. Britų elitas, kuris verkė dėl Floydo, akivaizdžiai tyli dėl Novako. Politikai, kurie 2020 metais žygiavo Londono gatvėmis, neskuba prie kamerų.
Korporacijos, kurios pakeitė savo logotipus ir finansavo įvairovės iniciatyvas, nepaskelbė jokių pareiškimų. Tai nėra atsitiktinumas ar netikėtumas. Tai yra logiška ideologijos pasekmė, kuri iš tikrųjų neprieštarauja rasizmui. Ji tiesiog pakeičia priimtinus taikinius. Aš noriu pasakyti, ji neprieštarauja rasizmui, ji tiesiog pakeičia taikinius. Nes kai turi auką, tada gali būti herojus. Noriu būti tikslus, nes tikslumas yra svarbus. Nesakau, kad pareigūnai, kurie tą naktį atvyko į įvykio vietą, yra blogi žmonės, ar kad jie sąmoningai leido Henry mirti. Iš tikrųjų, aš manau priešingai. Jie vadovavosi savo mokymų dvasia ir per daugelį metų aplink juos geranoriškai sukurta kultūra. Problema nėra asmenys, problema yra sistema, kuri juos sukūrė. Sistema, kuri iš esmės juos išmokė, kad kaltinimas rasizmu yra lemiamas argumentas, kuris nusveria įprastą tyrimo tvarką, įprastą medicininį sveiką protą ir įprastą žmogišką sprendimą. Ta sistema sukūrė žmonės, kurie nuoširdžiai norėjo spręsti tikras neteisybės ir darė tai su pačiais geriausiais ketinimais. Ir ši sistema sukūrė policijos kultūrą, kurioje žudikas gali 5 kartus subadyti paauglį, teigti, kad yra rasizmo auka ir stebėti, kaip pareigūnai surakina antrankiais gatvėje kraujuojantį žmogų. Jie nepripažins to, ką sukūrė. Jie sakys, kad tai buvo pavienė atskirų pareigūnų klaida, o ne sisteminė problema. Jie sakys, kad šios bylos kėlimas pats savaime yra rasizmo forma, bandymas sumenkinti teisėtos kovos su rasizmu pastangas, akcentuojant išimtinius atvejus. Beje, jie jau taip sako. Sakys, kaip visada sako, kad tikroji problema yra ta, jog mes nenuėjome pakankamai toli, bet šis žaidimas jau baigtas. Kiekvienas, kuris turi akis matyti ir ausis girdėti tiesą, žino, kas čia įvyko. Jaunas vyras mirė. Jo žudikas pasinaudojo ideologiją, kad išvengtų teisingumo, nors ir trumpam. O institucijos, kurios buvo reformuotos kovos su rasizmu vardu, dabar atvirai yra rasistinės prieš baltuosius žmonės. Jei vertinate šiuos vaizdo įrašus, Taip, jis teisus. Tai yra tiesa. Ir džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad, manau, dauguma mūsų čia, pushback, esame budrus ir atidžiai klausomės. Ir gana gerai suvokiame, ką iš tikrųjų čia matome. Taigi, ar leisime jiems tai daryti? Ar leisime, kad jie ir toliau mus manipuliuotų, priversdami galvoti, kad jie tiesiog nepakankamai padarė? Arba pasakysime, vaikinai, jūs padarėte klaidą, laikas pasitraukti. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui, NASA. Ir prisiminkite, tiesa visada nugali, o Dievas yra didis. Ir jūs turėsite puikią dieną.